Tai labas rytas dar kartą bažnyčia. Ačiū Viešpačiui už begalinę jo malonę, kad jis nepavargsta mokinti mus, kad jis nepavargsta raginti, kad jis nepavargsta laukti, kad jam nenusibosta laukti. Ar pagalvojat kartais apie tai? Aš nežinau, gal jūs tokie esat uolūs visą laiką ir visą kame, bet aš nemanau, mes visi iš tos pačios mėsytės ir Adomo ta prigimtis vis tiek jinai traukia, žinai, prie žemės, karts nuo karto, kartais ryškiau, kartais sunkiau matosi, lengviau įveikti, kartais sunkiau įveikti kliūtis, bet adomiška prigimtis, kuri karts nuo karto duoda apie save žinoti, duoda apie save, ir tai bus iki gyvenimo pabaigos šioje žemėje. Amen. Čia yra geroji naujiena. Todėl negalvokim, kad, kaip sakant, nusistatykim ar nustatykim, nuteikim save ilgam bėgimui. Ką aš praeitą sekmadienį, ką mes kalbėjom, ištvermingai bėgime mums paskirtose lenktynėse. Ilgas kelias, ilgas kelias. Todėl, būkim išmintingi, neužsigriebdami daugiau negu mes galim šiandien. Žinot, būna persivalgyti. Tiek prisigerti, kad ten jau žinai pilvas. Suprantat? Paskui negeri dalykai gaunasi. Bet tiek, kiek esi pajėgus šiandien, šiek tiek daugiau, mankštindamasis savo tą vidinį žmogų, lavindamasis naujose dalykuose. Amen. Amen. Aš įsitikinusi, kad jūs prisimenat, ką mes kalbėjom ir praeitą sekmadienį, ir prieš tai, ir iš vis kokia dabar yra linija, apie ką mes kalbam. Mes buvom be Dievo. Buvom. Žmonės gyveno žemėje be Dievo. Nes jeigu jie būtų gyvenę su Dievu, Kristaus nebūtų reikėjęs siųsti į žemę. Bet kadangi žmonės nusidėjo ir visi nusidėjo, nepriklausomai ne nuo nieko, visi nusidėjo, mano nuodėmė mažesnė, tavo lengvesnė, tu geresnis, visi raštas sako, nusidėjo, dėl to Dievas, tėvas, sako sūnau, ir sūnus sako, taip tėve, aš noriu susigražinti, aš myliu, o aš myliu tą, su tą kumpa nosim. Ir čia visi kumpanosiai, aleluja. Tos žemaūgius, tos aukštaūgius, tos ir tokius, kaip dažną kartą mes plakam save. Man per daug, man per mažai, čia pailginti galėjo, čia pamažinti galėjo. Tam davė daugiau, tam davė mažiau, sako, aš myliu juos, aš myliu tą kūrinį. Aš myliu, aš noriu jį susigražinti. Dėl to Kristus atėjo į žemę. Ir kol mes nepažįstam Kristaus, tol mes gyvenam, kur tas mūsų rėmas ir dar spina. Kad niekur, 2 metrai ant 2, gal kitas turėjo 3 metrai ant 3, kitas gal 1 ir gyvenam. Kol kažkas tai sako, ei, yra gyvenimas, gyvenimas. Paskelbė tau Kristų, paskelbė Evangeliją ir tau, ir man atsidarė šitas kalėjimo duris. Čia kalėjimas, dar spyną gražią, matot kokią nupiešė. Atsidarė kalėjimo duris, atsidarė kalėjimas, išėjimas. Kaip mes anksčiau norėjom kitokio gyvenimo, arba nesakėm Dieve, bet nuo rytojaus pakeisiu savo gyvenimą, nuo rytojaus nebedarysiu taip, nuo rytojaus būsiu gera žmona, nuo rytojaus būsiu geras vyras, nuo rytojaus, ir ateidavo rytojus, ir po rytojus, ir lyg tai atrodo jau tuoj, ir tu vėl atgal į tą patį tašką, ir niekaip mes nesupratom, o šiandien aš galiu sakyti, kad tiesiog su ta grandinė, vieno grandinė buvo ilgesnė, kito grandinė trumpesnė, ir tik tai ta grandinė, atsiminkit, kaip šuniukus prie būdos, su grandinėlė, ir kiek ta grandinė leidžia, tiek jis gali ir lakstyti, taip ir mes, kiek ta grandinė tavo leido, tiek ir mes lakstėm, ir atrodo tuoj,
į tą grandinį įsitemdam ir vėl mus atgal. Ir mes vėl prie to pačio, ir vėl nusivylimas po nusivylimo, kančia po kančios ir nieko. Ir štai vieną dieną skelbiama Evangelija tau. Ir štai vieną dieną, o Dieve, štai mano gyvenimas. Ir žmogeliukas išeina į gyvenimą. Tas žmogeliukas tai tu ir aš. Ir kiekvienas, kuris šiandien priims Kristų, kiekvienas, kuris išpažins į savo lūpomis ir širdimi patikės, išeis į šitą gyvenimą. Iš šito kalėjimo į gyvenimą, į gyvenimą, į gyvenimą. Bet ką mes sakom, čia gyvenimas visiškai kitoks. Jeigu aš ir tu, mes puikiai, kaip puikiai, bet buvom susitvarkę, čia kėdutė, čia stalas, čia gėlytė, viskas aišku, staiga išėjom į laisvę. Kur dabar tas stalas, kur ta kėdutė? Čia tai buvo aišku, pasisukau į kairę, radau tą, pasisukau į dešinę, radau tą, neradau, tai išsižiojau, susakiau porą sakinių, visiems viskas aišku namuose, tėvas parėjo į namus, arba motina ragana parėjo į namus, ir viskas suvaldyta, sureguliuota. Ir kai baubas vaikščiai po namus, ir po darbą, ir gatvėm, arba tu buvai kitoj pusėj, kur ant tavęs jojo. Ir išėjai į šitą laisvę. A ką dabar daryti? Ir čia Dievas nepalieka. Ką jis sako, aš tave vedu, aš tave mokinsiu. Jis būrė į bendruomenę. Jis sako, va, štai aš tau save apreikšiu, štai aš tau save parodysiu, štai aš tau pasakysiu, koks yra gyvenimas. Ir tu ir aš, diena iš dienos, metai iš metų, dešimtmečiai po dešimtmečių, karta iš kartos, vis mokinamės pažinti jį, jo karalystę, kaip veikia karalystėj. Ką čia pastorė? Ką nors naujo papasako? Jau žinom. A tai kodėl taip sumaltai gyvenam? A kodėl taip suklumpam ties bet kokio akmenėliu? Kažkas tai kažko nedavė ir staiga atsiveria. A kodėl? A kodėl tada? Suprantat? Todėl, kad vidiniai išorė mes greit susitvarkom. Išorė pakankamai greit apsirengiam, jeigu buvom tie, kur buvo vienodai. Ar aš kvepiu ar nekvepiu, ar plaukai kirpti ar nekirpti, ar smirdžiu ar nesmirdžiu. Tai atėjo į Dievo karalystę iš Dievo malonės. Ir dėl to, kad esam tarp brolių ir seserų, mes išmokstam ir mus pamokina, ir mums padeda, ir mums patinka. Ir mes išorę greit susitvarkom, į bažnyčią ateinam, rankas sukeliam, susėt. A, va čia reikalai, o čia, va tie vidiniai reikalai, seni įpročiai, charakteris, nusistatymai, įsivaizdavimai, kaip turi, nes dar paskaitom Dievo žodį ir reikia jį skaityti, bet skaitydami dar turim savo įsivaizdavimą, kaip turi būti. Ir va čia prasideda šitą kelionę. Bet, brangieji, jeigu neišeisi iš čia, tu nebūsi čia. Seka yra, aš noriu Dieve. Toj pasakysiu, kas čia tas raudonas. Tai yra tas, kuris laimėjo. Tai yra tas, kuris ištvermingai nubėgo visą savo kelią. Ir mes esame taip pašaukti. Bet aš noriu būti ten, Dieve, bet palauk. Va, 3 žmogeliukai, 2 žmogeliukai, būsi čia. Suprantat, nusistatymas, kad per vieną dieną tu nešoksi iš 1 klasės į 12, neišmokęs antroko pamokų, tu nebūsi 12. O tikinčiųjų, kur yra pagundymas, tikinčiuosius gundo, nes pažįstam raštą. Žinom, kad Dievas geras, žinom, kad atidavė viską, jo malonė begalinė. Ir mes pradedam save pumpuoti. Davai, daugiaugi gali, ką tu čia taip mažai, Dievas su tavim, tu taip padarysi. Ir pradedam, ir burną atveriam, ir rankas norim prailginti. O čia, kai suprantat, stuburo vidinio nėra. Ateina pagundymai, ateina išbandymai, seni įpročiai pradeda, žinai. Ir suklumpam, ir griuvom. Ir vietoj 3 belieka 2, kurie lieka.
Nes pargriuvęs susidūrė su sunkumais. Ką tikintis žmogus daro? Jis šaukiasi Dievo. Ką tikintis žmogus daro? Suklumpa, šaukiamės Dievo. Dieve padėk, Dieve sustiprink, Dieve atsitiko. O yra ir kategorija žmonių, kaip bebūtų liūdna, ir galbūt karts nuo karto mes akimirkoje, ar dienoje, ar vieną dieną, ar vienadieniai, kada nieko sakai, aš nebebėgsiu, aš nebeisiu, aš pavargau, aš grįšiu. Mintis tikrai karts nuo karto tokios ateina. Bet mintis tai dar ne veiksmas. Ir jeigu tu jau buvęs čia ir buvęs čia, puikiai supranti, kas bus, kai tu grįši čia. Ir toj akimirkoj liūdnoj pati dvasia Dievo apšviečia, pati Dievo dvasia tave įkvėpia, palauk, aš negrįšiu atgal. Ir ką vėl tikintis žmogus sako, dabar Dieve gelbėk, nes viskas nuėjo šaibom. Dieve gelbėk, Dieve gelbėk. Ir kas atsitinka? Ir tu vėl stovi. Ir kas atsitinka? Tu vėl eini. Bet yra ir kategorija arba pagundos tokios. Nieko čia tau nebus. Ką tu čia sugalvojai? Ir tu sugalvojai iš tokio, kad tu būsi tas, kas tau pasakė. Nu, bažnyčioj kalba pastoriai, žodis sako, kad aš galiu nubėgti, kad Dievas su manim. Ką tu čia su maniai, aleiktų, nusiramink. Ar neteko tokių kalbų girdėti? Ar neteko tų kalbų va čia girdėti? Kas čia kalba man? Kas man kalba? O kalba tas, kuris dieną ir naktį, jeigu Dievas būdi dieną ir naktį prie tavęs, tai patikėk manim, šitas, kuris laikė tave ir mane, po šitomis spinomis, tu galvoji, jis tau plos, tai tu žinai, iš jo gniaužtų, jis viską darys, kad traukti arba bent apkartinti tau gyvenimą, kad sugrąžinti, nu jeigu ne į čia, tai bent į žemesnį lygį, kad ko tik mažiau turėtum. Ko? Laisvės, gyvenimo, šviesos, tiesos. Jo darbas toks, neužmirškit, jis dirba. Bet kur tikinčio žmogaus akis? Ar į jį? Sako, šuva, kas tu čia žinai? Kas tu čia? Sako, nuodėmė budi prie tavo durų. Bet ką daro tikintis žmogus? Užmina. Tu ten prie kojos sėdi. Jis sėdės. Jūs negalvo, jis sėdės. Ir mes tai žinom. Bet mano akis į jį. Mano akis į jį. Mano pasitikėjimas šituo žodžiu. Ką raštas sakė? Ką praeitą sekmadienį sakiau? Jūs gerai darote, sako Petras laiške. Tuoj paskaitysiu. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio šviečiančio tamsioje vietoje. Ko? Žodžio. Brangiai, jausmai jie ateina ir praeina. Kalbėjo ir kalbės. Iki gyvenimo pabaigos. Bet ką aš ir tu darai? Ar leidi šitam? Ar leidi? Ar vieną dieną sakai, gana, tu ten prie kojų man. Jis niekur nedings, jis bus, bet tu prie kojų. Ir jeigu tik tai garsas darosi stipresnis, Dieve, kas čia man? Kas čia man? Ar tai yra tiesa? Ar tai yra tiesa? Raštas sako, patepimas jumyse, kiekviename iš jūsų, atgimę iš Dievo, gavę, pakrikštyti šventąją dvasią, Jono laiške, patepimas, sako, yra jumyse, kiekviename. Kiekviename. Ir nereikia, kad, sako, jūs kas nors mokytų. Ta prasme, kad tu žinai ir žinai ir žinai, ką pasirinkti. Tu žinai. Ir nesakykim, ir nemeluokim, kad negalim atskirti.
Tik tai reikia ką padaryti, trumpą akimirką sustoti, susimąstyti, kas man čia dūzgia, kas čia man kalba, apie ką čia eina kalba. Ir patepimas arba Dievo dvasia, kuri yra tavy, tau aiškiai tu suprasi, nesąmonė, von, arba, geras dalykas. Suprantat? Todėl viskas yra žmoguje, todėl jeigu mums reikėtų kiekvienu klausimu bėgti vienas pas kitą, brangieji, kas būtų? Ir kiekvienas mes patariam iš savo pusės, taip kaip aš matau. Bet tai ne Dievas. Patepimas, dar kartą sakau, yra tavyje. Yra. Ką tau reikia daryti? Dieve, pamokyk. Šventoji dvasia, pamokyk. Kas čia yra? Ko aš čia nesuprantu? Aš kažko nesuprantu. Vat man kažkaip nesueina, širdis nepritarė. Nors teisingas dalykas, bet mano širdis nepritarė. Kas čia yra? Dieve, padėk. Ir tai ne tik tai vieną dieną, tai visam gyvenimui reikės. Pradėk nuo kasdieninių reikalų, nuo kasdieninių. Tu susitinki su žmogumi. Ir jis gali arba apkartinti tavo gyvenimą, arba praplėsti tavo gyvenimą. Ir jeigu tu susidėsi su tokiu žmogum, kuris apkartins tavo gyvenimą, jis apkartins. Ar reikia tau to? Ar dar vėl reikia? Ar atvirkščiai praturtins, vienas kitą praturtins, versle, darbe, visur, visakame, santykius užmezgant. Kas gali tau pasakyti? Dvasia, kuri gyvena tavyje. Kaip pas ją? O taip, Viešpatie, patark. Aš nenoriu grįžti, aš nenoriu apsimesti, kad aš gyvenu kalėjime, aš nenoriu užsidengti galvos ir sakyti, nieko nesuprantu, aš noriu būti tas, kas aš esu šviesos vaikas ir Dievo dvasia yra many ir ji gali mane pamokinti, ir ji pamoko. Ir tada nepasiklysi. Ir čia neina apie tą akimirką galbūt, kad tu suklydai kažkaip, žinai, per daug pasakėjai. Čia eina apie tos veiksmus, kuriuos tu padarysi ir turės pasekmes tavo gyvenime. Kam, sakykit? Kam? Kam vėl bristi? Kam? Ar neatsitinka? Atsitinka. Bet aš ne apie tai kalbu, kad atsitinka, atsitinka gyvenime. Ir da ladna, atsitinka. Atsitiko, ką darom? Kylam ant kojų, Dieve gelbėk, Dieve trauk. Kylam ir vėl ką tu pats keli. Kodėl yra šitas Boh pomoš? Dievas yra pagalba, bet nedarytojas už tave. Suprantat, jis yra pagalba, bet daryti aš turiu kelti savo rankas. Dieve, aš tikiu, kad tu mane pravesi, aš tikiu, Dieve, kad tu padėsi, nesvarbu. Galbūt, kaip sako, čia jau viskas, bet Dieve, aš vis tiek tikiu. Todėl, kad tu pasakei, kad tu manęs niekada nepaliksi. Štai dėl ko. Nesvarbu, kaip tau atrodo šiandien. Nesvarbu, kai kiti sako aplinkui. Nesvarbu, tu pasakei, kad tu manęs niekada nepaliksi. Tu pasakei, kad tu mane pamokysi. Tu pasakei, kad tu mane pravesi. Ir jis praves. Suprantat, mes šitokia malda, šitokia nusistatymų duodam Dievui leidimą veikti. Suprantat, mum atiduota yra. Ar uždaryti širdį, ar atidaryti. Ir pasakei, pastorė, taip ir amen yra. Arba aš uždarau širdį ir sakau, o tu jau manęs nemokinsi. Arba aš sakau, Viešpatie, tu pamokink. Ir kartais ateina Jonas ir pasako žodį net nežinodamas. Kartais Onutė ateina ir žodį pasako, o man būna iš dangaus. Aš atsiveriu, Viešpatie, tu mane mokink. Nes aš nežinau šito gyvenimo. Aš šitą gyvenimą žinojau, kuris buvo. Dieve, saugok, nenoriu, bet va čia kaip gyventi toj laisvėj, kaip gyventi toj meilėj, kaip gyventi džiaugsme, kaip gyventi, kad man pakaktų ir aš neurkščiau kiekvieną dieną, kad man mažai.
Neapsimesti, kad, žinai, tai pasakė, tai dabar ir taip laikysiuos, nes pasakė, o širdis ten kraujuoja. Bet turi tapti širdyje tai, kad man pakanka, ką aš turiu, o čia turi ateiti apšvietimas ir supratimas. Kaip? Ar per vieną dieną? Ne per vieną dieną. Bet mes į tai einam. Ir taip, ką mes kalbėjom praeitą kartą ir už praeitą kartą apie širdį, kad kuo daugiau vis rastųsi tų raudonų plotų mano širdį. Raudonų, tos juodus išstums. O kaip kitaip? Ateis Dievas ir išstums. Jis jau atėjo. Jis jau atėjo ir jis atidarė kalėjimo duris. Visiems, kurie priims, sako, eik vaikė. Ir dar ką jis pasakė, seksi manim, aš tave mokinsiu, klausysi manęs, aš tau patarsiu. Aš tau duodu dar šventąją dvasią, kuri yra mokytojas. Aš dar sakau, yra bendruomenė, kurioje tu gali. Aš dar sakau, kad yra broliai seseris. Tai ką galėsim pasakyti Dievui? Ką galėsim pasakyti? Pasakyti tik tiek, kad nenorėjau. Bet mes juk ne tam pašaukti. Kaip gali nenorėti gyvenimo? Absurdas. Mes gyvenom. Aš nebenoriu taip gyventi. Aš nebenoriu grįžti 2 ant 2. Aš noriu pažinti tą, kuri yra sukurta, kuri buvo nuo pradžios sukurta. Save pažinti. Kaip sukūrė tave. Aš pažįstu, aš žinau. Ta nori, to nenori. Pasakysiu naujieną. Tu nepažįsti savęs. Tu net neprisilieti prie to. Koks Dievas kūrybingas ir kiek į tave įdėta yra. Kiek yra dovanų, kiek talentų, kiek gebėjimų. Todėl mes sakom, Viešpatie, tu mokink. Noriu paskaityti, šiandien toksai kietas. Užsirašyti keletą eilučių. Noriu paskaityti iš patarlių. Patarlių 2. Sako, mano vaikė, jei priimsi mano žodžius ir branginsi širdyje mano įsakymus, jei palenksi ausį klausytis išminties ir atversi širdį, norėdamas suprasti, jei iš tikrųjų šauksiesi įžvalgumo, kiekvienoje situacijoje, kiekvienai dienoj, ir pakelsi balsą, norėdamas suprasti, jei sieksi supratimo, kaip žmonės ieško sidabro ir ieškosi jo tarsi paslėptų turtų, tai suprasi pagarbę Viešpaties baimę ir sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą. Štai mūsų siekiamybė, štai ką mes einam. Iš tų tamsybių, iš tos mirties, kuri dar ir kvapą kai kur jau užuodžiam. O jeigu jau ir nebeužuodžiam, tai jį vis vėl karts nuo karto dar ten praeina tas dūmas. Mes sakom, fū Dieve, fū, baisu, į šviesą, dar daugiau šviesos, Dieve, dar daugiau tiesos. Toliau 4 skyrius vėl prasideda. Vaikai, mes esam Dievo vaikai. Klausykitės Dievo pamokymo. Klausykitės. Būkite atidūs. Nėra suplevėsa, ką gali suplevėsa, ką suplevėsa. To jisai sako, to jis nesako, to jis darys, to jis nedarys. Nepatikimas. O raštas sako, būk atidus. Kad suprastum, kam aš turiu būti, kad aš suprasčiau. Nes duodu jums gerą patarimą, neužmeskite mano mokymo. Štai mes ir mokinamės šito gyvenimo, kaip gyventi Dievo karalystėje, kaip gyventi. Nes visą gyvenimą, kaip čia visą, kažkiek, kas 10, kas 20, kas 30 metų pragyvenom pykčiuose, ambicijose, neapykantoj, užgaiduose. Kvailystėse, nuo iki, nenoriu cituoti dabar, nuo iki.
Ir kaip nepykti, kaip neužsigausti, kaip mylėti, kaip Viešpatie, sako, mušant per vieną skruostą su kitą, apie ką tu, Dieve, kalbi? Apie ką čia, Dieve, kalbi tu? Tai ką man dabar išeiti į gatvę ir stovėti, kad mane muštų? Ką tu nori pasakyti, Dieve? Štai kur man reikia supratimo, štai kur man reikia įžvalgos, Dieve, ką tu čia kalbi? Nes jeigu tu tiesiogiai taip ir paimsi, nu tai aš nežinau, ką tai tave. Tai bus iš vieno kalėjimo į kitą kalėjimą. Be apreiškimo, arba, kaip sako Petras, apaštalas Petras, sako, Pauliui duota tokia išmintis ir jis užrašė tokius Dievo žodžius, kad neišprusę jos iškraipo. Neišprusę jos iškraipo. Bet mes esame išprusę. Nes Dievo dvasia gyvena manį. Aš esu išprususi, tu esi išprusęs. Dėl ko? Todėl, kad Dievo dvasia mokina. Todėl, kad palenkiu ausį mokintis šito gyvenimo. Ir jeigu aš šiandien susiduriu su pykčiu, aš sakau, Dieve, ką man daryti? Kaip dabar nepykti? Kaip? Čia ne daiktas, kad tu paimsi iš kairės į dešinę arba išmesi į konteinerį. Čia ne daiktas. Kaip man būti laimingu, jeigu aš visą gyvenimą buvau nelaimingas? Iš kur man paimti tą jausmą? Ir ar tai yra jausmas? Kas tas yra? Kas tas yra meilė? Ar tai dabar aš visus turiu glostyti ir čia bus meilė? Kas tas yra? Kas tas yra atleisti visiems? Kas tas yra, Dieve? Ir be jo apreiškimo, be pažinimo jo, to nepadarysi. Ir neišprusę, kaip raštas sako, iškraipo Dievo žodį. O mes nesam tokie. Juk užgaidos, skaitau patarlį toliau, juk užgaidos, sako, pražudo neišmanėlius ir pasitenkinimas savimi sunaikina kvailius. Iš patarlių 1.32 sakau, užgaidos pražudo neišmanėlius. Ar mes karts po karto nesusidurėm su tą užgaidą, kuris taiga hop, iš manęs taip hop ir iškyla? Ar nesusidurėm ir dar kaip susidurėm? Užgaida kažkokia, užsigeidžiam. Ir ką tu darai, kaip Dievą mylintis ir Dievą pažįstantis žmogus? Ne, aš neturiu taip jaustis, aš tikintis, tu sakai, hop, dava, į šviesą ir tą užgaidą savo, pat ir užrašai. Oho, ir tu sėdi, žiūrėdamas į tą užgaidą savo užrašytą, matai, Dieve, o galvojau, kad jau nebeturiu, o galvojau, kad jau sutvarkyta, dabar, Dieve, meldžiu, padėk man, kaip tai suprasti, kaip tai į tai žiūrėti ir kaip tai išstumti, o ne apsimesti, kad to neturiu. Niekada taip nedarykit, neapsimeskit, nemeluokit savo, bet iškelkit patys savo prieš akis, užsirašykit. Ir šaukdamiesi Dievo, Dieve, ką daryti, kaip aš turiu dabar čia matyti, kaip aš turiu suprasti, Dieve, padėk, tobula malda. Bet niekada nenustumkit, niekada neužmėtykit rašto vietom tą nedorybę, kuri iškyla tau pačiam prieš akis. Nes tai pats Dievas atveria. Dėl ko? Kad nori daugiau laisvės. Nesuprantat, ta nedorybė arba nedorybės, jos yra įsigudrinusios ir jos slepiasi mumyse, ten pasislėpusios. Tai ten kažką iškart sutvarkėm. Atėjom į Dievo karalystę, išorę sutvarkėm, ką jau dar kažką, nu ten pykčiai, ten ambicijos, ten visokie, kur matomi greit, bet yra tiek dalykų slaptoje mumyse, kur be Dievo atidengimo aš net neįtariu, kad turiu. O kada aš pamatau situacijose, aplinkybėse. Ir staiga, hop. Ir Dievą mylintis žmogus sako, ateini čia. Pats sako, ateini čia, aš niekur neslėpiu. Vadinasi, tai mane yra, tai iššaukė. Atėjęs susakė tau tekstą, kažkokį tekstą ir iš tavęs ten išėjo porą sakinių. Ir tu ten pats stovi, Dieve, iš kur?
A vat iš čia. Ir ką mes sakom? Dieve, reikia tvarkytis. Tu man iškeli, tu nori, kad aš išeičiau į laisvę ir aš noriu. Tik aš nežinojau. Tik aš nežinojau, kad aš turiu. O dabar, Dieve, padėk. Ir pažiūrėk. Dienikė praeis 2 savaitę, nežinau, kiek reikės. Ir bus išstumtas, išspirstas. Ir į tą vietą ateis tas, kas turi ateiti iš Dievo žodžio. Žmoguje tuščių vietų negali būti. Žmogaus širdį tuščių vietų negali būti. Į tuščią vietą ateis kas? 7 pabaisos. Turėjai 1 baisenybę, ateis 7. Todėl, jeigu buvai nemylintis ir tu jau galvoji, kad susitvarkei, turi ateiti meilė. Tuščios vietos negali būti tavyje. Todėl paslėpti, nugrūsti kažkur, apsimesti, kad to neturi, tai yra kvailysčių kvailystė. Ir čia nereikia visiems eiti ir skelbti, čia tu pats su savim dirbi. Suprantat, visas darbas arba visa kova yra tavyje tarp senos prigimties ir naujos. Va, kur mes dirbam, štai kur kova, kad senus įpročius pakeis naujais. Kokiais? Pagal tai, pagal Dievo žodį. Ir ne dėl to, ką reikia, o dėl to, kad nori gyventi. Nusibodo būti tuo nelaimingu, nusibodo būti tuo pastumdėliu, kur galvoju, kad visi tik manim naudojasi. O visiems kitiems net į galvą netein tavim naudotis. Bet tu taip jauties. Iš kur? Todėl, kad ten sėdi ta nedorybė ir tau vis burzgia. Tu kaltas, tu netinkamas, tu ten ir taip toliau, ir taip toliau. Suprantat? Ar eina suprasti, jeigu aš taip šiandien... Žinokit, nėra baisiau, kada žmogus tikėjime 20-30 metų ir vis dar esminių, pagrindinių dalykų, ne tik, kad nepriėmęs, bet kovoja tokias, žinot, nuo akmenėlius paberi ir jis jau viskas. Nu, žinot, žvyrą paberi ir jis viskas. Ateini bažnyčią, duris užrakintas ir jam viskas. Ir jis jau viskas, jam dangus griūva, jam jau Dievo nebėra. Nu, nėra baisiau. Juk užgaidos pražudo neišmanėlius ir pasitenkinimas savimi sunaikina kvailius. Nu jau tu manęs čia nemokysi. Aš tai žinau, aš turiu žodį, aš gerus pamokslus klausaus ir ten užsieniečius tu čia mane aiškinsi. Aleliuja, Dievas su manim. Aš taip patirštinau, bet vis tiek tas, žinot, tas piktasis jis atėjo čia tau paaiškinti, kaip čia tau gyventi. Čia, žinai, taip, jau suka, o jeigu tu sakai, stop žalti, žinai, von. Tai, jo ką iš savęs galvoja, liežuviuks taip, von žalti, von, sėdi ten, prie durų, žinai. O aš noriu, kad mane mokintų, nes aš nemoku. Ir nuo to, kad pamokins mane, mano vertė niekiek nesumažės. Ir kai aš išmoksiu, aš būsiu, o va! Aš galėjau pakelti ten 2 svarsčius, uždės 3, aš būsiu stipresnė, aš būsiu išmintingesnė. Kam? Kad gyventi. Štai dėl ko. Todėl aš atsiveriu, tegu mokina. Bet ne visi, tie, kurie Dievo yra, tie, kurie iš Dievo. Ne kiekvienas, kam užplaukia ant smegenų. Brangieji, neleiskit belekam, kad jūs mokintų. Nu, žinai, ten. Ne. Dievo žodžių, kurie mokina. Kurie savo gyvenimu, žiūrėkit, juk jeigu gyvuliai jaučia, tai mes irgi jaučiam. Ir ateina žmogus ir tu, nu tau norisi klausytis. Tau norisi palenkti, tau norisi būti, o nuo kitų norisi bėgti. Nors tokie gražūs žodžiai Dievo. Raštą cituoja, prie širdies atrodo Dievo, o širdis šaukia, bėg. Tai ir bėg, nežioplinėk. Aš iš patirties sakau.
Neleiskit, kad belekoks, žinai, kam užplaukė, piligrimai. Piligrimas ėjo, žinai, sakau, kokiai bendruomeniai priklausai, kieno esi, kas, aš Kristaus. Palauk, buvo laikas, kai Pauliaus laikais vaikščiojo aš Kristaus. Šiandien, a kokiam tu kūnui priklausai, a kokia bendruomenė, a kas už tave stovi, kas gali apie tave pasakyti. Dabar ateina Jonas, žinot, šilutėj papamokslausiu, atsiprašau, aš turiu žinoti, iš kur tu, kokia tavo praeitis, ko tu mokinė, atsiprašau. Todėl neleiskit, kad jūsų gyvenimo ateitų kiekvienas, kas sugalvoju, aš tave pamokinsiu. Būkit išmintingi, čia irgi sako, jis išbando Dievas ir ištiria. Ar ir leisi, kad klausyt? Nepatogu, Dieve tavo žodį cituoja, nepatogu. Turėsi reikalų, nes paskui tą nešvarą, tos skalbinius, tu turėsi pats išsiskalbti. Jis aptaškys purvais tave ir tavo švarūs baltiniai, jie liks purvini, tau reikės nusimti ir skalbti. Ir dėmes galbūt reikės ir tą mirkyti. Suprantat? Žiūrint, kokiom aptaškys. Mes turim visą išmintį iš Dievo. Tai nejaugi elgsimės kaip kvailiai. Nesielgsim kaip kvailiai ir nesielgiu kaip kvailiai. Štai kokia mūsų malda. Kiekvieną dieną. Dieve, padaryk, kad būčiau geras. Dieve, aš jau esu geras, nes Dievas nekuria blogų dalykų. Tik tai gyvenimas ten mane ir nosis liko, ir koja, ir širdis, ir Dievas remontuoja. Mes atėjome į jo dirbtuvės ir jis remontuoja. Čia prisiūti, čia biškį reik nuimti pirštai per ilgi jau, nes įpratęs buvai viską imti. Man. Čia tas. O čia užtrunka apie šimtmečius. Naujiena geroji. Atsipalaiduokit, gyvenkit, džiaukit šią dieną. O rytojus ateis, bus rytojus tau šiandien. Tada gyvensiu Dieve, kai tu ir man. O jeigu nedaeisi kitos dienos. Protingo žmogaus širdis, vėl cituoju šiandien patarlės, protingo žmogaus širdis ieško išmanymų. Va ir skirtumas. Niekas nemokins manęs, o protingo žmogaus širdis. Už dyką ateina tau ir informacija, už dyką. Tau kainos jokios mokėti nereikia. Tau nereikia ant kelių klupuoti. Suprantat, kodėl yra liudijimai reikalingi. Tai nereiškia, kad tu nukopijuosi, bet tu išgirsti, jam padėjo. Matai, Dievas į tokias nesąmonės atėjo ir žiūrėk, ištraukė. Tai gal viešpats ir į mano nesąmonės gali ateiti. Nes matau, kad nesąmonės, jau čia zuja bitės ir vapsvos, nesąmonės. Dieve, ateik ir į mano tą. Į viešpačių jokių problemų. Jis ateina, viskas apsišviečia. Suprantat, jeigu jam būtų problema, jis nebūtų atėjęs į žemę. Į tą tamsą jis nebūtų atėjęs. Todėl jam ateiti į tavo gyvenimą jau šiandien, kada tu esi jo sūnus, kada tu esi jo dukra, kada jau dvasia gyvena, tai jam jokių problemų. Todėl nesikuklinkit. Tai nekuklumas, tai išdidumas. Kaip Dieve, man tu reikalingas. Man va čia reikalingas. Nieko nesuprantu. Dieve padėk. Dieve suprasti noriu. Įžvalgos, išminties. Galbūt, Dieve, kai būsiu tobulas, tada tu man duosi. Čia patarimai, praktiniai, bet juos reikia taikyti jums. Pastorė čia gali, žinai, jums reikia taikyti. Kiek nori, o tiek ir imk. Nori daugiau, šaukis daugiau. Dar keletą frazių baigti. Vienybė su Kristumi, nedaranti jokio poveikio žmogaus širdžiai ir gyvenimui. Paklausykit. Vienybė su Kristumi, nedaranti jokio poveikio žmogaus širdžiai ir gyvenimui, tai yra bevertis formalumas. Tai yra tuščia. Arba dar kitaip aš pasakyčiau, jeigu gyveni su Kristumi tu. Ir tik tai žinai
informaciją kaupi. Tu gyvenu, priėmei Kristų, bet tavo gyvenimas, tavo širdis, sakyčiau, nesikeičia. Tavo charakteris nesikeičia. Kai buvai toks, praėjai metai po metų, metų po metai ir niekas. Tai yra tuščia. Tai nėra jėgos tavo gyvenime. Suprantat, su Dievu nepažaisi žaidimų. Su žmogum tu gali pamanipuliuoti ir to iš vaisių, kaip mus Jėzus mokina, mes atpažįstam. Bet su Dievu, ir jeigu ten tu suki, nebesukit, pasiduokim. Nebesukim, o buvom įpratę. Jeigu aš taip, tai tu man taip, o aš taip, tu man taip, nesukit, nesukit. Iš Dievo nepasišaipysi, iš Dievo nepasijuoksi ir jo neapgausi. Todėl atsiveria, sakom, Dieve, ir ateis. Kada ateis? Ar už dienos apreiškimas, apšvietimas, ar už metų? Čia jau dėja. Dėja. Bet tai ar mes netikėjimo stovim? Ar mes netikėjimo žmonės? Tai kokie mes? Ar mes netikėjimo žmonės? Ar mes ne tie, kurie pasitikim Dievo žodžiu? Ar mes nesam tie, kurie tikim jo nematė? Kūnų jo nematėm. Bet einant laikui, mūsų širdies akis vis ryškiau jį matė. Palaiminti darantis ir veikiantis, brangieji. Ir jeigu tik tai išklausom informaciją, dar vienas geras žodis, dar vienas, bet nė trupučio tu nepradedi taikyti to. Nė trupučio. Tai vieną dieną tu sėdėsi prie tos pačios suskilusios geldos. Visi eis ir nueis. O tu ir liksi, aš ir liksiu. Visi eis ir nueis toliau. O tu ir liksi prie suskilusios tos pačios geldos, spręsdamas tos pačius klausimus. Ar tas iš Dievo, ar tas ne iš Dievo. Ar Dievo valia šitas, ar ne iš Dievo. Ir žinai, ir dėlioji. Vietoj to, kad aš einu Viešpatie ir tu mane nukreipsi. Aš darysiu Viešpatie ir tu man duosi apreiškimo šviesos ir aš suprasiu, nes tai yra geras darbas. O žodis mus skatina geriems darbams, tai yra geras darbas. Aš ryžtuosi Viešpatie ir iš to, kaip pykst Viešpatie, aš matysiu, ar tavo ranka yra su manim, ar nėra. Va, kaip atpažįstam Dievo valią. O nesėdėdami ir linguodami, nežinau. Ir čia praėjo 10 metų. Ir tu susitinki su tuo, matai, kaip tu pasikeiti, matai, koks tu tikintis tapai. Iš oro, taip žinai, iš oro jis tapo tikintis. Iš oro. Ne iš oro. Diena iš dienos mankština tą raumenį. Susidurdamas su tais žalčiais ir su tais demonais, kurie kyla, žinai, ir nori. Vat štai, mes tam pašaukti, Ir mes nueisim, mes jau einam, ir mes nueisim, nes mes esam jo šloviai. Dievas nepaėmė ne vieno iš mūsų savo gėdai, kad galėtum kažkas pasakyti. Matai, Dieve, sakei, kad padarysi šlovingą, o kokį padarai? Dievas padarys. Jis padarys. Jis pasakė, kad aš padarysiu savo vaikus ir jie yra jau, sako, mano šlovai. Ir sako, aš juos nuvesiu į šlovę. Ir visi matys mano šlovę jų gyvenimus. Tai ką, man netikėti, jeigu jis sako, kad mano gyvenimą padarys šlovingą. Halleluja! Tik tai man reikia žengti. Tik tai tau reikia žengti ir žingsnis po žingsnio. Žingsnis po žingsnio. Dievas sako, tylėk ir tyliu. Mokinkis, gerai, mokinsiuosis. Bet ten nieko, ten taip, o tu taip. Suprantat? Mes esam tikėjimo žmonės. Nekvailiai. Mes esam blaivaus proto ir sveiko tikėjimo. Suprasdami, kas jis yra ir kas aš esu. Bet puikiai suprasdama, kad Dievas yra mano pagalba. Aš darau tai, ką jis sako, aš vykdau jo žodį, aš nuolankus
atsidavęs ir jis teikia jėgą. Jis įgalina. Kai tu žengi, jis duoda stiprybės. Kai tu keli svorį, jis duoda jėgų. Kai tu žiausai ant lovos namuose kėli kas spaudinėjams, kokią jėgą tau duoda. Kam? Kad mygtukus spaudinėti. Amen.